Sveiki sulaukę 5 Velykų sekmadienio. Štai jau 5 sekmadieniai, kai gyvename Velykų dvasia. Prisiminkime, kokios buvo esminės temos per šios visus sekmadienius. Taigi pirmasis Velykų ryto sekmadienis mums skelbė tuščią kapą. Jis kvietė visus geros valios žmonės, tikinčius, susimastyti. Mūsų tikėjimas ne mirties, o gyvenimo tikėjimas, nes tuščias kapas reiškia išėjimas į pasaulį. Taigi antras Velykų sekmadienis, kuris yra vadinamas kaip Atvelykiu, kurį jau praėjome, mes išgirdome pasakojimą apie Tomą, apie jo abejonės, apie jo tam tikrą jau ir netikėjimą, nes jisai susidūrė su Kristaus kančios ir mirties tikrovę, nebegalėjo priimti kito Kristaus paveikslo. Ir štai čia išvydęs Kristaus žaizdas ir prisikėlusi mokytoją, jis sušunka tos įspūdingus ir be galo vertingus žodžius, kuriuos iki šiandien vis kartoja bažnyčia. Mano viešpats ir mano Dievas. Trečias Velykų sekmadienis, jisai mums pasakojo apie nuotykį, kuris nutiko dviems mokiniams kelionėje į Emausą. Šioje kelionėje sutinka Jėzų, bet jo neatpažįsta. Jiems buvo lyg migla aptrauktos akis. Jie ilgai kalbėjosi, galop jie pasikvietė užsukti pas jį jau sutemus. Ir ten tik tuomet, kai Jėzus su jais laužė duoną, jie atpažino prisikėlusį Kristų. Ketvirtas Velykų sekmadienis, kuris buvo jau prieš savaitę, tai buvo pasakojimas apie gerąjį ganytoją. Šis sekmadienis kvietė mumis susitelkti ir susimastyti apie mūsų vadovus, tiek dvasinius, tiek tos, kurie vadovauja įmonėms, mokykloms, vadovauja mūsų valstybėms, kad kiekvienas vadovas turi būti geras kaip ganytojas ir kaip žmogus. Turbūt tų gerų ganytojų mes labai mažai sutinkame. Aišku, net jei nei vieno tokio nesutiktume, bet mes žinome, kad Jėzus apie save sako aiškiai: aš esu gerasis ganytojas, todėl mes galime jo pasikliauti. Ir štai šiandien, kai yra 5 Velykų sekmadienis, mes išgirstame Evangeliją pagal Joną, kuri mums skelbia Jėzaus pagodą. Ji kalba apie tai, kad Jėzus paskutinės vakarienės metu savo mokinius guodžia, kad jis jų nepaliks našlaičiais. Jis turi eiti savo keliu, bet mokiniai turi būti tikri. Jo dvasia ir jo malonė jos lydės ir bus su jais. 5 Velykų sekmadienis vėl mums pasakojo apaštalų darbus. Ir čia yra pasakojama apie pirmuosius bažnyčios metus, kai bažnyčia supranta, kad reikia kurti socialinius institutus. Ir vienas iš jų tai yra diakonystė. Yra išrenkami pirmieji diakonai, kurie rūpinsis našlėmis, rūpinsis tais, kurie stokoja, juos rems ir padės jų gyvenimuose. Ir štai išrenkami yra 7 diakonai. Ir kas svarbiausia, įsidėmėkime, jie visi graikai. Kaip žinome, mokiniai buvo žydų kilmės. Ir štai čia bažnyčia jau pačioje pradžioje supranta, kad jinai turi būti su visais, turi eiti į visus, turi jiems skelbti Kristaus, amžino gyvenimo ir prisikėlimo žinią. Taigi, šiandien dabar išgirskime tų pirmųjų diakonų graikų vardus. Jie išrinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Man prisimenasi toks dalykas, kai man teko prieš daug metų būti Australijoje ir tada domėjausi Australijos
katalikų bažnyčios istoriją ir Australijoje XIX amžiui buvo suvažiavimas ir buvo stiprus klausimas, kas gali būti kataliku. Ir buvo labai daug balsų, kurie sakė, tik airis gali būti kataliku, kiti negali. Taigi buvo suvažiavimas, svarstymai ir galų balsavimas. Ir galbūt tik vieno ar dviejų balsų persvara buvo laimėta, kad Australijoje kataliko gali būti visi, kas nori išpažinti katalikų tikėjimą. Taigi paradoksas, XIX amžiuje dar kai kurios žmonių bendruomenės galvodavo, kas čia gali būti kataliku. Galbūt galiu tik aš, tu, gal dar jisai, o vat šitas arba anas negali būti kataliku. Nežiūrint to, bažnyčia iriasi nuolat ir pastoviai į priekį. Taigi, toliau šiandien girdėsime ir apaštalo Petro pirmą laišką. Ir štai, ką apaštalas Petras nori pranešti visų laikų bažnyčiai. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus. Kągi jis čia sako? Apaštalas Petras sako, kad Dievas yra kaip tas gyvas akmuo. Ir tu, žmogau, turi būti gyvas akmuo. Nors galbūt kartais esi su užkietinta širdimi, galbūt kartais esi šaltas, drungnas, bet tu turi žiūrėti į tai, kas yra Dievas. Ir turi save statydinti į jį. Nes kitaip, jeigu akmuo šaltas, su kuo galėčiau palyginti šaltą akmenį? Su nejautrumu. Ir žinote, turbūt prisimenant tuos mūsų klausytojus, kurie prisimena dar sovietmetį, kuomet būdavo tuščios parduotuvės, tuščios lentynos ir parduotuvėse jos buvo tokios, bet juose nebuvo ką nusipirkti. Ir tuomet buvo toksai žodis, kuris buvo labai visiems gerai žinomas kaip deficitas. Taigi visi žinojo deficitą. Šiandien yra tiek daug prekybos centrų, yra visi jie pilni prekių ir atrodytų nėra jokio deficito, bet šiandien, kaip ir prieš 50 metų, ir galbūt kaip prieš 100 metų, ir galbūt nuo Jėzaus laikų, ir dar prieš tai, vienas iš didžiausių deficitų yra nejautra. Nejautrumas, kuris yra baisus deficitas. Ir Jėzus būtent ateina į šį pasaulį, kad šitą deficitą kuo greičiau išvarytų iš mūsų protų, iš mūsų širdžių ir iš mūsų gyvenimų. Taigi apaštalas Petras mums primena apie būtinumą būti jautrios širdies žmonėmis. Be jautrumo nepažinsi Dievo, nepažinsi ir savęs. 5 Velykų sekmadienį skaitome Evangeliją pagal Joną. Ir šios Evangelijos pagrindinė mintis tai yra bažnyčia turi guosti savo tautą. Nemeluoti jai, bet guosti. Nes Jėzus taip pat guodė mokinius, guodė kiekvieną sutiktą savo žemiškos kelionės eigoje sutiktą žmogų. Ši Evangelija pagal Joną turi 2 tokius esminius paguodos punktus, kertinius akmenius. Pirmas tai yra tai, ką šiandien skaitome. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Ši citata iš Švento rašto pagal Evangeliją iš Jono man primena vieną dalyką. Kalbant apie laidotuvę, žmonės dažnai susimąsto, kokį reikėtų Evangeliją paskaityti jau nemirusiajam, bet tiems, kurie susirenka į šias šventas ir gedulingas pamaldas.
kad būtų kaip priminimas apie nueitą žmogaus gyvenimo kelią. Dažniausiai žmonės prašo, kad būtų skaitoma Evangelija, kur Jėzus kalba savo palaiminimus, taip vadinami kalno palaiminimai. Jūs prisimenate tą pasakymą ir tuos, kur Jėzus kreipiasi į mokinius ir susirinkusias minias ir jiems sako: palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Taigi apie tai, kad žmogus yra palaimintas, koks jisai bebūtų, turtingas, vargšas, svarbiausia, kas yra jo viduje. Šio 5 Velykų sekmadienio šis Jėzaus priminimas, kad tegul neišsigąsta jūsų širdis. Mano tėvo namuose yra daug buveinių. Aš sakyčiau, kaip niekad tinka šiandien, kai mes laidojame savižudžius. Šiandien bet kur važiuodamas Airijoje gali pamatyti visur įvairias reklamas, kur kviečia žmonės saugoti vieni kitus, kviečia žmonės skambinti, jeigu tau yra gyvenimo drama, tu nebežinai, kur tu stovi, tu dar gali susiturėti, tu dar gali išsigelbėti. Ir kai vyksta jau tos ir savižudžių laidotuvės, tai dažniausiai išgirstu būtent šios Jėzaus padrąsinimus, šią Jėzaus pagodą, kuris skelbia: tegul neišsigąsta jūsų širdys. Mano tėvo namuose yra daug buveinių. Taigi 5 Velykų sekmadienio Jėzaus žinia, pirmoji žinia yra: žmogau, turėk narsią širdį. Jeigu būsi narsios širdies, visus gyvenimo išbandymus pakelsi ir nugalėsi. Antra mintis, kurią šiandien Jėzus mums kalba ir kuri buvo labai populiari vienu metu, labai ją užrašant net ant statomų kryžių, tai kai Jėzus skelbia: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi susimastykime, ką šie žodžiai reiškia: kelias, tiesa ir gyvenimas. Kodėl yra svarbus kelias žmogaus gyvenime? Todėl, kad žmogau, tu turi eiti, tu turi keliauti, tu turi nesustoti. Galbūt kartais tu klysi, galbūt tavo kelias bus grindiniu klotas, galbūt tu turėsi šliaužti, galbūt keliais ir tavo keliai bus kruvini nuo šito šliaužimo, bet kiekvienam yra savas kelias. Tu turėsi jį įveikti, tu privalai eiti ir keliauti, nežiūrint tų sunkumų, kurie tave pasitiks tavo gyvenimo kelionėje. Tuomet, kai tu keliauji savaime, tu netgi ir klysdamas ir visaip nudegdamas, bet tu pažinsi tiesą. Apie ką Jėzus ir sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, kaip Gandis, kad yra pasakęs, Dievas yra tiesa, tai toje gyvenimo kelionėje tik tais keliaudamas, kentėdamas, aimanuodamas, bet eidamas į priekį, tu pažinsi tiesą, tu pažinsi Dievą, tu pažinsi artimą ir kas labiausiai, tu galbūt pažinsi ir save. Ir galop, kas yra gyvenimas? Tai yra gyvenimas, kai tu nestovi vietoj, bet tu keliauji. Bet kas svarbiausia, tas gyvenimas yra tik tuomet, jei tu keliauji su Dievu, jei tu keliauji laimindamas sutiktus žmonės, jei tu keliauji mylėdamas artimą ir tą kelią, kuriuo tu eini. Koks yra nuostabus gyvenimas, nes tu esi Dievo vaikas, tu esi jo palaimintas. Ir čia man prisimenasi toksai pasakojimas iš Antro pasaulinio karo. Žinote, karas buvo ne tik Europoje, jisai buvo ir Okeanijoje, tuose tolimuosiuose rytuose, kur japonai kariavo su amerikiečiais, britais ir kitais. Ir žiaurumai buvo baisus. Taigi, kur yra dabartinė Malaizija, ten buvo karo kalinių koncentracijos stovykla. Jie buvo laikomi baisiomis sąlygomis, dažniausiai baisiau negu Europoje kaliniai kentėdavo. Taigi, iš tos koncentracijos stovyklos vienas kareivis sugebėjo pabėgti
Ir be abejo, jisai bėgo ne vienas, jisai turėjo čiabuvį, kuris jį vedė tuo pabėgimo keliu. O žinote, ten džiunglės. Taigi jiems reikėjo brautis per džiunglės, lipti į kalnus, paskiau pavojingai nusileisti, paskiau eiti per miškus, per visokius tokius brūzgynus, kartais per pačius eriškiečius brautis. Ir žinote, tas kalinys ir taip jau buvo išsekintas kalėjimo ir badavimo. Jisai jau vienu metu suabejojo ir krito į neviltį. Ir jisai priekyje einančio šito čiabuvio paklausė, ar tu žinai kelią? Ar tu žinai, kur tu mane vedi? Ir tada čiabuvis atsisukęs jam sako, čia kelio nėra. Tavo kelias esu aš. Jei nori likti gyvas ir grįžti į savo namus. Mėly tikintieji, lygiai taip pat ir mūsų gyvenimo kelionė kartais atrodo kelio nėra, bet vis vien mes turime leistis į tą kelionę, bet svarbiausia ne vieni, o su Dievu. Visur matyti Dievo rankos vedimą ir tuomet iš tiesų, kaip šventas raštas sako, Dievą mylintiems viskas išeis į gerą. Prisimenant tą Jėzaus kvietimą susimastyti, kad jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas, man prisiminė vėl du tokie pavyzdžiai. Pirmasis tai būtų Bilio Greimo pavyzdys, kuris buvo garsus Amerikos evangelistas. Jisai visai neseniai paliko šį pasaulį ir buvo labai žymus. Taigi, kai jisai dar tik buvo pačioje pradžioje savo apaštalavimo, jisai nuvyko į vieną Pietų Karolinos miestelį skelbti Evangeliją. Ir žinote, jisai taip kaip ir mes dar visai neseniai, jeigu kur nors keliaudavome, juk norėdome atvykę į svetimą kraštą ar į svetimą vietą, sakykime, nueiti į paštą ir pasiųsti kokį atvirlaiškį mums brangiam žmogui. Aš esu tą daręs, kai buvau Australijoje, kai aš iš tenais siųsdavau kartais atvirlaiškius į namus, ar dar kam nors, kad būtų toksai kaip ženklas, kaip įrodymas. Ne tiek, kad aš buvau, bet tai, kad aš noriu parodyti, kad aš nepamiršau savo brangių šeimos narių ir žmonių. Taigi jisai tame miestelėje pasimetė, kur čia yra pašto skyrius ir sutiko mažą berniuką. Ir jisai jo paklausė, kur čia yra paštas. Na ir tas berniukas jam viską išaiškino ir tada jisai jam sako po to, žinai, vakare ateik į tokius namus, ten bus mano paskaita, aš tau parodysiu kelią į dangų. Ir vaikelis, tas berniukas jam atsakė, jokių būdų, jeigu tu nežinai, kur čia yra paštas, iš kur tu žinosi, kur yra dangus. XIX amžiaus pirmoje pusėje gyveno Prancūzijoje šventas kunigas Jonas Marija Vianneyjus. Jis buvo silpnas moksluose, bet kaip vėliau paaiškėjo, didžios dvasios žmogus, kunigas ir nuodėmklausys. Taigi, kai jisai pagaliau gavo savo pirmą parapiją, o jisai ten gavo tokį mažą kaimelį, Arso miestelį, kuriame gyveno apie 200 žmonių, ir tais laikais į tą paskyrimą jisai irgi turėjo eiti pėsčiomis, brautis per miškus, per kalveles, bristi per sraunias upes, ir ten sutiko jisai vieną piemenėlį. Ir tada jisai jo paklausė, kaip jam rasti tą Arso miestelį, kur jisai yra. Ir tas piemenėlis sako, aš tau parodysiu kelią. O tada tas šventasis Arso būsimas klebonas jam atsakė, o aš tau parodysiu kelią į dangų. Taigi, mieli tikintieji, šis 5. Velykų sekmadienis mus kviečia rengtis į kelionę. Ne ilsėtis, bet keliauti. Ir keliauti ne po vieną, bet su Dievumi. Su pačiu, anot evangelisto Jono, užrašytų pasakojimu, kad Jėzus tai yra
grynas ir aiškus Dievo apsireiškimas. Taigi turime mes Dievo Sūnų Jėzų Kristų, per jį mes žinosime ir kelią pas patį Dievą. O pabaigai noriu ypač pasveikinti šį pirmą gegužės mėnesio sekmadienį jūs, brangias motinas, moteris. Jūs esate šios žemės druska savo vaikams. Jūs esate pasaulio šviesa savo vaikams, savo šeimoms, savo namams. Tegul Dievas jums visokeriopai atlygina už jūsų meilę, kantrybę, už jūsų tikėjimą savo vaikais, už jūsų viltį ir už tą visą gerumą, kuris iš jūsų rankų nepaliauja kristi ant jūsų vaikų galvų, ant jūsų šeimų ir ant tos bendruomenės, tos parapijos ir tos visuomenės, kurioje gyvenate, tų bažnyčių, kur meldžiatės, nes be jūsų šiandien pasaulis būtų per daug vienišas ir nelaimingas. Ačiū, kad esate, būkite palaimintos. Su motinos diena visus sveikinu.